Pasvalio kultūros centre buvo surengtas jau eilę metų vykstantis vaikų liaudies kūrybos atlikėjų konkurso Tramtatulis rajoninis turas. Renginio organizatoriai džiaugiasi neįprasta dalyvių gausa. 4 amžiaus grupėse varžėsi net 23 kolektyvai. Liaudies kūrybos kūrinius atlikę dalyviai tarmiškai sekė lietuvių liaudies pasakas, grojo, dainavo lietuvių liaudies dainas. Geriausiai iš jų dalyvaus respublikinėme Tramtatulio konkurse. Renginį pradėjo 2005 metų šalies Tramtatulio laureatai, Svalios pagrindinės mokyklos folkloro atlikėjų grupė, pagrojo 2 šokius. Vaikams vadovauja Lina Bartašienė. Sėkmė jiems nusišypsojo ir šiemet atlikėjai pateko tarp laureatų. Rajoninio turo laureate tapo ir Laura Gaidžiūnaitė iš Mikoliškio Lopšelio darželio Gaidelis. Komisijos sprendimų tarp geriausiųjų pateko Užstukių pagrindinės mokyklos 4-okas Dovydas Gutparakis, pasekęs 2 ilgas pasakas. Gyveno Katims Patims, jas turėjo gaidžiuko. Katims Patims išvažiavo tol batusų, o gaidžiuks viens namuos palika. Atvažiuoja lapė į sapę. Gaidžiuk, ei, aš tavi pavažinės. Gaidžiuk, ei, aš tavi pavažinės. Atlikėjų grupėje laureatu tapo armonikierius Gedvydas Kirkilas iš Pasvalio kultūros centro Diliauskų filialo. Armonika pagrojęs 2 liaudies dainų melodijas. Komisija įvertino atlikėją Miglę Šivickaitę iš Pajašmenių pagrindinės mokyklos. Mergaitė padainavo 2 lietuvių liaudies dainas bei Daujėnų pagrindinės mokyklos mokinius Eglę Petrėnaitę ir Ernestą Mekelį. Vyresniųjų grupėje laureate tapo Rūta Bartašiūtė iš Valakėlių kultūros centro grojusi kanklėmis. Norisi pasidžiaugti, jog liaudies muzika ateina į rajono mokyklas. Vaikai tarmiškai pristato savo regioną, o kasmetinis konkursas Tramtatulis tampa vis gausesnis. Pasvalio sporto mokykloje pasibaigus rajono vyrų krepšinio pirmenybėms apdovanotos geriausios rajono komandos bei rezultatyviausi žaidėjai. 4 kartą iš eilės čempionų titulą pelnė komanda Pasvalio melioracija, finalinėse rungtynėse nugalėjusi Girsūdų krepšininkus. Didžiojo finalo rungtynėse abi komandos rungėsi ir pernai. Visas rungtynės įtempta kova vyko lygiosiomis, tačiau 1 taško skirtumų pergalę pavyko išplėšti Pasvalio melioracijai. Komandai vadovaujantis Ramūnas Tulga apdovanojimuose dalyvauti negalėjo.
Nugalėtojų taurę medalius geriausiams rajono krepšininkams įteikė vyrų krepšinio pirmenybių finalą stebėjęs rajono mero pavaduotojas Povilas Balčiūnas. Antroji vieta atiteko Girsūdų komandai, trečioje vietoje liko Joniškėlio krepšininkai, ketvirtoje Pakelės namų komanda, penktoje liko Namišiai, šeštoje Pasvalio Petro Vileišio gimnazijos krepšininkai, septintoje Baltik langai, o aštuntoje komanda Sae Rimner. Taurė įteikta rezultatyviausiam rajono vyrų krepšinio pirmenybių krepšininkui, Namišių komandos žaidėjui Evaldui Jonkui. Pirmenybių metu pelniusiam net 381 tašką.